ugdymo programa buvo šansas žurnalistui atrasti savo bruožą, išskirtinumą. Iš tikrųjų yra mitas, kad žurnalistas, kuris yra etiškas ir originalus, plaukia nepasroviui, lieka nepopuliarus ir neskaitomas. Mes laužome šitą mitą ir demokratijos kodas įrodė, kad etiška plus skaitoma lygu misija įmanoma. Projekto metu parengti straipsniai buvo pagrindiniai portaluose, sulaukė didelio susidomėjimo tiek visuomenės, tiek pačių žurnalistų. Visiems kilo labai daug klausimų, sulaukėm laiškų ir pamatėm, kad ir socialinės problemos gali būti įdomios. Mes nagrinėjame problemą susijusią su tautinėmis mažumomis, kurios gyvena Lietuvoje ir patiria sunkumų keliaudamos po naktinius klubus Vilniuje. Pirmiausia, vyko labai daug visokių diskusijų, visko, nes buvo sunku nuspręsti, kaip ką daryti, tačiau galiausiai priėjom prie vienos nuomonės, kad turėtume eiti į Vilniaus klubus, būtent kad žmonės pasirinkti, kaip atrodyti, kokią įrangą naudoti. Keliavome su skirtingų rasinių grupių atstovais po klubus ir tiesiog žiūrėjome, kaip jam pavyksta ten patekti, ar nepavyksta. Tai buvo ir romės, taip pat juodaodžiai keli. Nes problemą turim ir jinai nepriklauso nuo mūsų žurnalistų, jinai priklauso nuo tų žmonių, kurie turi klubus, nes tai yra jų privati erdvė. Dalis tiesiog nenori įleisti ir net neaiškina, kodėl. Iš tikrųjų, lankėm tuos klubus pagrinde, kurie yra Gedimino prospekte. Neini tik pasilinksminti, o dar neši atsakomybę, kad tu turi surinkti informaciją, ten viską įrašyti, fotografuoti ir tuo labiau kažkaip jautiesi atsakingas už tos žmonės, kuriuos tu pasikvietei, už tuos, kurie dalyvavo mūsų eksperimente. Kitataučiai buvo labai sužavėti, galėčiau skirti mūsų vieną projekto dalyvę Romę Zitą, kuri iš tikrųjų turėjo labai neigiamos patirties ir jinai pati labai džiaugiasi, kad mes būtent ją pakvietėm į šį eksperimentą, nes jinai pati buvo labai įsidegus, labai norėjo, ėjo kartu čia darė. Tiesiog mes net nespėjom jungti tų visų diktofonų, visų aparatūrų, nes jinai tiesiog įlėkė į tuos klubus kartu ir tiesiog buvo, labai gera patirtis. Visuomenės požiūris į kitataučius yra iš tikrųjų neigiamas ir labai gajus Lietuvoje yra stereotipai. Hipotezė pasitvirtino, rasizmas yra. Na, žinant, kad į klubus aš darė jau 17 metų, man labai buvo smagu pabendrauti su apsauginiais, kai aš jiem vietoj asmeninės kortelės padaviau savo moksleivio pažymėjimą ir jie mane įleido. 3 merginos pasivadinusios kodiniu pavadinimu Tvora. Darėme straipsnių, rašėme straipsnių ciklą apie homoseksualias šeimas ir vaikų teisės jose. Parašėm 2 straipsnius. Vaikai tokiuose šeimose auga gerai, jaučiasi gerai ir nėra tvirkinami. Atlikdamas žurnalistinį eksperimentą mes skambinam į įvairias institucijas, apsimetusios 14-metę mergaitę, augusią homoseksualioje šeimoje su 2 mamom. Sakėme, kad biologinė mama mirė ir kad ta mergaitė bijo patekti į vaikų namus. Sužinojome, kad vaikas greičiausiai į vaikų namus nepatektų. Visuomenė nesupranta, kad vaikai tiesiog nori gyventi su savo tėvais, tai kokie jie būtų. Apskritai tikslas buvo išsiaiškinti, kas yra ta žurnalistika, etika, žurnalistinė etika ir mes, mano grupė, tai rašėme apie smurtą prieš moteris. Sužinojom daug dalykų iš tikrųjų, kad naujasis įstatymas, kuris buvo priimtas 2011 m. gruodį, netaip jau ir veikia ir norėjom išsiaiškinti, kodėl jis neveikia. Tiesiog mes kalbinome moteris, kurių vyrai vis dėlto grįžta namo, nors jie ir negali grįžti pagal tą įstatymą. Kiekviena moteris, kuri susiduria su smurtu šeimoje, tai jinai netaip lengvai atsiveria, nori papasakoti ir panašiai. Pačios moteris turėtų nebeįsileisti vyrų ir dar kartą skambinti policijai, o nesakyti, kad viskas gerai, aš jį myliu, tegul grįžta, tegul duoda man dar kartą ir panašiai. Mūsų dalyvės, Izabelė ir Ugnė, kurios šiuo metu gyvename užpustytame Kaune, atliko eksperimentą apie uždarose institucijose gyvenančius asmenis. Šios merginos išsiaiškino, kad uždarose institucijose yra atliekami prievartiniai abortai, kad žmonės tenais neturi jokių sąlygų ir galėjote tai skaityti straipsnėje, kad moteris, kurios gyvena uždarose institucijose, yra netgi pardavinėjamos kaip kokios sekso vergės žmonėms atėjusiems už tam tikrą kainą.
šios merginos kaip ir įgyvendino vieną iš pagrindinių mūsų šūkių, kad jokių straipsnių apie mažiau galimybių turintį jaunimą be jo paties. Sakyčiau, pirmais metais aš gavau visus kertinę visą informaciją, visus svarbiausius dalykus, kuriuos aš kažkiek pritaikiau šitam antram eksperimente. Buvo įdomu, puiku, viskas buvo labai gerai. Iš tikrųjų, sudalyvavusi programoje, aš jaučiuosi tiek pati kaip žmogus, patobulėjusi ir išplėtusi savo akiratį, tiek kaip žurnalistė. Tai atrodo kaip vienas didžiulis nuotykis, tie mokymai, bet iš esmės tai labai patiko paskatos, patiko, kad kalbama yra socialinėmis temomis, galvojama, kaip kiti žmonės gyvena, kaip pateikti socialinės problemas etiškai, neįžeidžiant kitų jausmų ir tiesiog patiko, kad pati idėja, kad yra kalbama apie atsakingą žurnalistiką. Iš tikrųjų, šita ugdymo programa man leido į visuomenės problemas pažvelgti giliau ir suprasti, kaip žmonės jaučiasi būdami tokiose situacijose. Mokymuose labiausiai patiko paskaitos, labiausiai patiko patarimai tiek žiniasklaidos, tiek žmogaus teisų ekspertų. Galbūt ne kiek kažkokia tai žinutė visuomenė, daugiau tokia labai stipri asmeninė patirtis. Tiesiog tai man tapo pakankamai artima, nes aš prie to prisiliečiau ir tai tapo daug jautresnė tema. Tie patys žmonės, kurie visą tai organizavo, tikrai labai pajaučiu geranoriškumą ir tas entuziazmas, ta patirtis iš tikrųjų persidavė. Mūsų darbas yra labai naudingas ir prasmingas, nes Lietuvos visuomeniai dar labai turi eiti iki socialinės integracijos, iki to, kad visi žmonės būtų lygus ir nediskriminuojami. Džiaugiuosi čia sudalyvavus, nes tai yra iš tikrųjų labai gera ir vertinga patirtis. Kaip ką normaliai matyti?